Taigi, sveiki visi, labas rytas visiems. Mes savo pusrytėnus dabar darysime, arbatą verda, reis bananų suvalgyti, pabiškį tvarkomės. Turim taros šiek tiek. Jau biškį apsitvarkam šiukšlės. Išėjo paimti košės su sumuštiniais ir reiks pavalgyti mum. Tai va. Varom namo. Tėvai, paliekam šitą chatą. Tai va, čia mūsų pasibaigė šitą kelionę įdomiai, gražiai, sunki. Oceras buvo visai linksmas. Tai nežinau. Įdėsim namo ir gyvensim toliau savo gyvenimus. Pala dar taip. Užsiminė. Ладно, eik normaliai. Palai, suksim. Atsėtis. Oho, ne, aš taip suvedžiau. Čia tokios sėdynės nepasauliau. Tai ką čia nuskristam? Tai ką, keliaujam namo, susidėjom daiktus, einam iki mašiną, susidėsim dar kas trūksta ir važiuosim į Vilnių. Tai va, atvažiavom, dabar pirmas sustojimas mūsų, saulytė šviečia, gražus oras. Šitie miega turbūt, ne? Tai daryk. Čia kas ulėdė. Like them niggers. Žiūrėk, kaip jis miegoja. Tai ką, sėdame mašinytę, važiuojam. Dabar kitas stopas turbūt bus Kaune kažkur, ten užkasim turbūt. Ir štai čia Danielius, žiūri TikToką, ten matas, žiūri filmą ir va važiuojam. Taigi, atvažiavam, lipam, gražiai išlipsim. Išgerto leidžiasi saulė. Mes hezet. Давай пиши. Taigi atvažiavam į Burger, ane? Eisim, pavalgysim, Kaune esam.
nepalikau. Suorganizuoju man problem nieko. Ne, nereikia čia problemų. Neieškam. Jam į fabus reikia. Taigi atvažiavam į Vievį. Ir dabar pabūsim čia šiek tiek. Palauksiu traukinio. Vat išsikrūdinėja mašinas dabar. Dar varysim gal su Roksu prasliai, bet dabar biškį apsiniaukia, lyja, apšnoja, šlapia. Tai va, jo, namie turėtume būti apie kokio 8. Nu ką, atvažiavam, atvežė tiksliau mane, supirda, Danielius Valantas. Ir dabar į Vievę stoti traukiniuoti atvažiavam. Aš namo į traukinį, šitie padraskyt. Į garažą tiksliau. Tai va, nežinau. Toj namų čia bus ir užsibaigs savaitgalis, užsibaigs kelionė. Šiaip gražus oras dabar, žymiai pragedrėja. Taigi atvažiavam Vilniaus stoti dabar. Ir toks važiavimas neblogas buvo labai daug žmonių šiaip. Bet dabar reikia sušaudyti autobusą, kaip grįžti namo. Nes kiek žiūrėjau, artimiausias tik po 15 minučių. Tai arba kokiu kitu reikės varyti, arba reikės susirasti, tiesiog kur palaukti. Tai va.